Sveiki, mano vardas Eglė. Man yra 21 metai, esu iš Vilniaus, studijuoju teisę ir valdymą ir taipogi dirbu. Laisvalaikiu labai mėgstu žaisti tenisą. Ši fotosesija man iš tikrųjų, kai paskambino projekto vadovė ir pasakė, kad aš patekau, aš tiesą pasakius taip apsidžiaugiau, nes kas, tarkim, visą vasarą buvo? Na, buvo darbas, buvo, ten, tarkim, mąstymas apie mokslus, ar ne, tai buvo laisvalaikis kažkoks. Bet va taip paskambino ir sako, va tu patekai, va tarp tų panelių, kurios dalyvaus šitam projekte. Ir man buvo, wow, tai nuostabu, man šitas projektas labai daug reiškia. Modeliu dirbu nuo 15 metų. Dažniausiai, aišku, užsienį dirbu. Man teko fotografuotis kaip stardesiai. Tikrai puikiai sugebu įsijausti į vaidmenį. Fotografas paprašo manęs sunkiausių dalykų, atrodo būtų neįmanomas dalykas, bet aš visada su šypsena pasakysiu taip, aš tai padarysiu, kad rezultatas būtų tiesiog superinis. Su fotografu Gediminu Žilinsku iš tikrųjų man teko fotografuotis ne pirmą kartą ir dėl to turbūt man pavyko taip su juo puikiai susitarti. Jis yra vienas iš profesionaliausių mano pažįstamų fotografų, su kuriais teko man dirbti. Šita fotosesija buvo mano, kaip sakant, mane išreiškė per vandenį, per tokius dalykus. Aš esu vandenis ir man atrodo, kad žmonės tiesiog mato mane. Aš nepasakau ne žodžio, o jie jau supranta, kur aš tinku, ką aš galiu daryti ir kaip viskas vyksta. Kada pradėjau fotografuoti ir fotografas Gediminas Žilinskas sako, taip, Eglė, taip, labai gerai, labai liuks, viskas. Ir aš iš tikrųjų tokia laiminga, aš esu dabar labai laiminga, bet aš net nenorėjau, kad ta fotosesija mano baigtųsi. Tiesiog tai buvo, super.